Labas rytas. Pagaliau sulaukėm tikros žiemos. Tiek ilgai lauktos keletą metų nebuvo jos visiškai Lietuvoje. O šiandien bandysiu prisiviliuoti paukščių. Galbūt pavyks, ganėtinai šalta yra. -8, jutiminė -18. Bet turėtų būti labai gražus rytas, saulėtas rytas. Dabar šiek tiek už kampą pasislėpiau. Čia už tokio nuvirtusio medžio. Patanais. Dabar ščiau ir dar kamerą padėjau su judesio davikliu. Tai gal kažko sulauksiu. Ką tik pilkasis karnys buvo atskridęs. Tai per kokį 10 metrų nusileido prie manęs. Man čia be šansų buvo kažką padaryti, biškį tik pajudėjau ir nuskrido. Man reikia bent vienas paukštis atskristų prie sėklų. Jau būtų žiauriai gerai, o jeigu atskris vienas, atskris ir daugiau. Gal pavyks. Kas nors tegu pasirodo. Nesvarbu, iš tikrųjų šalta yra. Erelis. Girdžiu erelį. Einu savo. Ko laukiu, atsigersiu arbatos, nes metodiškai šalta darosi. Tai gerai, kad pasidariau arbatėlės į termosą. Jau laukiu porą valandų ir darosi ypatingai šalta, nes pradėjo kilti vėjas. Tai nežinau, kiek dar lauksiu, kiek čia kankinsiuos. Dar bandysiu pusvalandį, gal valandą. Jeigu niekas nepasirodys, tai tiesiog eisiu pasivaikščiot. Gal sutiksiu kokį nors žvėrį. Na, nes beprotiškai šalta yra. Atrodo, daug prisirengiau, 4 sluoksniai rūbų, bet vis tiek labai nemalonu. Vėl erelis suka ratus. Labai sunku tikėtis mažesnių paukščių, kad jie čia atskris. Visgi erelis gąsdina juos, tai nemanau, kad kažkas čia ir pasirodys. Visiška tyla, vien tik vėjas. Vien tik plėšrūs paukščiai skraido. Dabar suopis lygtais pralekia. Medžioja čia iš visų pusių. Labai įsigandę visi, nes čia suka ratus, tiek ereliai, suopiai. Viskas. Išeinu kur šilčiau, kur nebėra vėjo. Nes kas 15 minučių plėšrūnai suka ratus, tai be šansų, kad pasirodytų kažkokie paukščiai. Niekaip jau neprisiviliuosi.
Pirmyn atgal jie skraido. O, kiek sniego. Ten ir tas vėjas taip pūtė. Oi, čia žymiai geriau. Visai jau neužilgo ir papietat norėčiau. Kaip manot, sutiksiu kokį nors gyvūną? Yra kokie nors šansai? Labai panašu į lapės pėdsakus. Turbūt paskutinį kartą vaikystėje valgiau šitą saldainį. Lygiai toks pats skanus. Nu ką, užkandau. Tikrai sočiai. Ir eina ieškoti gyvūnų. Čia miške oras žymiai geresnis, vėjo nėra. Tai nebėra taip šalta. Na, labai tikiuosi sutikt kokį gyvūną. Tokia tyla, kad visiškai nieko nesigirdi. Nei jokio paukščio, nei gyvūno, nei vėjo. Klampuot per sniegą yra ką veikti. Bus visiška kojų diena.
Tokia atrodo nebloga vieta. Daug žvėrių išvaikščiota, daug pėdsakų. Tai bandysiu palaukti, galbūt kas nors pasirodys. Beje, kalbant apie garnius, visai pamiršau paminėti, tai kai jis atskrido anksti rytą šalia manęs kažkur per 10 metrų, tai realiai gali nebekvepuoti, nejudėti, nekvepuoti, užsimerkti, nes pirštas judini ir jis nuskrenda. Be šansų ir jeigu nesi žiauriai gerai pasislėpęs, nėra šansų. O kadangi jisai leisdamas manęs nematė, nes man virš galvos praskrido, susiliejau su žemė, su sniegu, su nuvirtusiais medžiais, tai manęs nepastebėjo. Bet kai nusileido, tai aš vos sujudėjau ir jis iškart nuskrido. Tai labai sudėtinga su jais yra, labai sudėtinga. Kokią valandą laiko pralaukiau, jokios gyvybės, visiškai nieks, iš niekur, nieko. Tai judėsiu toliau. Tiesiog ratais vaikštau visur. Žiauriai gražu, žiauriai sunku eiti. Pagaliau kažkas gražaus. Jau blaškausi beveik kokias 9 valandas ir po truputį pradeda tempti. Tai manau, kad ilgai nebevaikščiosiu. Manau, kad diena tikrai sėkminga. Sniego daug, tikiuosi kitą kartą sutiksiu daugiau gyvybės. Kadrų galbūt ir nėra įspūdingų, bet taip jau yra su gamtos fotografija, kad ne kiekvienas kartas yra sėkmingas ir tie kadrai ne patys gražiausi. Bet kiekvienas išėjimas yra kaip atskira kelionė. Vis kažkas pasilieka atminty, naujos patirtis, nauji įspūdžiai, viskas labai gerai. Manau, kad tam kartui tiek, iki kitų ir gražių vaizdų.